Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Kaip matote, aš savo darbovietėje, darbo pabaiga ir pasiruošiu rytoj žūklį, bandysiu gaudyti karšį Kauno mariose. Ir visgi, kas dar nežinote, tai aš dirbu Alytuje, Kauno gatvėje 42. Darbo laikas nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 7 iki 19 valandos. Šeštadienį dirbame iki 15 valandos. Ir visgi ką, visada turbūt siūlyčiau užsimaišyti jauką iš vakaro. Vasarą gal nebūtinai, bet žiemą geriau, kad viskas būtų padaryta iš vakaro. Taip, kad pasiruošėme taip vadinamus tuos namų darbus. Ir ką maišysiu. Taigi, toks net paradoksas gavosi, čia turbūt kai koks batsiuvys be batų. Norėjau iš tikrųjų užsimaišyti jau tikrai, kas veikia Kauno mariose, čia mano ir VD bendrą kūrinį, tai universalų su kuoja karšis juodu, bet, gavosi kaip gavosi. Išpirktas tas jaukas, nes mariose jis tikrai veikia tą kombinaciją. Tai tiesiog, padarysiu tokią lempą, kaip turbūt nedaro niekas ir pasižiūrėsim, kaip man seksnis. Maišysiu ganėtinai nemažai jauko, nes visgi gaudysime dviesi ir jaukinsiu tikrai daug ir štai tokiom didelėm šėryklom. Paskaninsiu tą visą reikalą irgi, kada gali pagalvoti, kad apelsino bus naudojamas žiemą, apelsinas. Taigi į vandenį pilu apelsiną, visą buteliuką. Noriu tai padaryti, kad nes turbūt gaudysim ten, kur yra nemažai žmonių. Tai norisi kažkaip padaryti kažką išskirtinumą tą tokį. Išskirtą visą mano jauką. Arūnas rytoj dirba, gal neužpyks, kad čia. Taip. Ir kągi, kilogramas universalaus. Truputėlį gaila, kad nėra to juodo karšis kuoja, nes tikrai jau atidirbta kombinacija. Tai kilogramas universalaus. Labai maistingas iš tikrųjų tas universalus mano jaukas. Visi įpratę kažkaip vasarą darytą tokį pasyvų jauką, bet aš noriu pabandyti taip. Kilogramas karšis ir jaukas tarp kitko bus šviesus, geltonas. Pusė kilogramo biskvito. Biskvit cream, tas pats, kur ir man vasarą patinka ir pasiteisina. Gal truputį. Ir visą pokelį Brim Super Sweet. Pagarbo. Čia bus gardžiai kvepiantis jaukas. Žiemą iš tikrųjų ne kartą tekę taip, kad daryt ganėtinai stipresnį tą jauką, negu darai net vasarą. Būna labai aštrus kvapas ir ganėtinai dažnai tai pasiteisina. Kaip matote, sauso jauko, kokia yra spalva, jis truputėlį patamsės, gavęs vandens ir pirmą drėkinimą padarysiu tokį
drūtesnį truputėlį. Ir aplamai bus jaukas ganėtinai drėgnas, kad nedarytų jokio debesio, kad viskas gulėtų gražiai ant dugno. Taigi ryte dar dasimušiu aš jį, iki galo dasivesiu, kaip sakoma. O kas liečia masalus, tai pusę kilogramo matilio, Liudo Zaikausko, kaip visuomet. Kitokio čia ir negausite pas mus. Džokeris, 100 gramukų truputėlis. Ir skandinto dziko. Nekantrauju iš tikrųjų, bičiuliai, noriu žiauriai, nes kaip ir atgarsiai tokie, kad mariose kimba, ne jokią naktį gaudysiu, tiesiog dieną. Nežinau, iš tikrųjų iš pačio ryto net nesigaus, reikia taurą dar į mokyklą nugabent. Ir susitiksime jau rytoj ir ant ledo. Kągi, bičiuliai, jau ant ledo. Paėjom truputėlį toliau nuo tų visų palapinių, nuo naktinių žvejų. Ir bandysim. Jaukinsiu turbūt kokias 7-8 eketės. Ir žiūrėsim, jaukas ganėtinai drėgnas. Šviesus, kaip jau ir matėt, vakar susimaišiau. Ir pasižiūrėsim, pasidalinam su bičiuliu Hariu masaliukus, einam ir jaukinam. Geras daiktas, žiauriai ir 15-ukas turėtų, manau, užtekti, tegul tik būna, išsiemsim kažkaip. Jaukinimą darau tikrai gausų. Ateik, Hari, gal arčiau. Pažymėm eketėlę. Šėryklos, kaip matot, tikrai didelės. Ką aš darau? Pirmiausiai gan stipriai suspaudžiu jauko kukulį, įdedam truputėlį matiliuko, taip. Visą šitą nuleisim ant pačio dugno. Gylis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, beveik 9,8 m, 90 turbūt ant pačio dugno. Vos sukeliam ir atidarom. Dabar sekantis ėjimas koks. Imu matiliuką. Dedu į dėžutę. Susikarpom smulkiai, čia toks vasarinis variantas, jaukas labai kvapnus, gardus kaip vasarą, tai pakarpom tos matilio košės, įdedam skandinto dzikelio, irgi truputį prakerpam. Visgi orientacija didelė žuvis, manau, kad ir dzikas nemaišys tam reikalui. Dabar dedam košės, semiam, jau jokios galkos nieko nedarom ir dar truputėlį. Ir tokias šėryklas, jau ta prasme tų rutulių daugiau ne, tą vieną rutulį, o tokias va, tarkim, su sausu jauku ir su karpytais matiliais dzikais kalsiu po 4-5 į eketę. Nu jau, kad jau jai ateis, kad nepabėgtų.
Ir kada jau jaukinsiu šituvą sausu, ne kukuliu, tai kelsiu truputėlį čia apie pusę metro virš dugno, kad padarytų tokį kaip stalą. Antroji kitieji čia turbūt po kokią geros valandos pirmų ėjimų praėjau visas skylės. Nieko dabar va, tik įleidau ir cakt ant mandarino. Valas 009. Kažkaip pažiūrėsim, kokio dydžio čia tos žuvys bus, gal reiks pasistorint, o blemba. Nu visgi. Plakis. Nu jau neatsimenu, kada tokį plakį sugavau. Leist jaučiu reikia. Tegul gyvena. Yes. Haris pirmą kartą filmuoja, tai Būna. kad kažkas negali. Nu smagu tie karšiokai, blemba. Ir nereikia būt būry kažkur. Nu kaip žiemą, tai geras. Opa, ai. Nu ir gerai. Visgi dirbančios dvi skylės ten du. Dabar čia vos atėjus nuleidau ir turėtų būti didesnis truputėlį. Atsišaukė į dugną. Tas lėštinis kliovas. Truputėlį jau drąsiau. 12,5 valas, nes buvau vieną gerą įsegęs, tai net žmogus atėjęs buvo didinti ketės, bet 0,09 valą nulupo, tai pasiėmiau 12,5. Prisiminiau dabar pasaulio čempą pernai, kai buvo Estijoje, tai 5 karšius leidau, nu tai taip apydna iš tikrųjų. Nu jau gal pasirodysi. Ir nereikia kolchozo, savo vienus ramiai atėjai, teisingas jaukas, apelsinas. Duočiau oro, bet nėra kaip. O geras, nelabai. Ne, koks čia geras. Padleščiakas. Geras padleščiakas. Nu, hebrytė. Užsikūriau aš čia normaliai. Po kiekvienos žuvies vis iš viršaus po tokią nedidelę rutuliuką jauko ir matiliuko. Čia turėtų būti geras. Valas 0,12 ir jaučiasi, kada daugini dabar pasilikau ant vienos šitos eketės ir vis ją maitini, vis daduodi, kitur net nesiblaškau, kad į vieną tašką jas visas tas žuvis sustatyt. O. Niekaip. Neima. Jaučiasi, kad turi būti geras. Vietoj stovi.
atsargiai, va. Su plūdelėm prisėdė daug jaunimo, tai mačiau jau buteliuką daro, tai visgi manau, kad geriau yra. Opa, eina šiek. Ai. Darbas toks ganėtinai pasyvus. Į dugniuką po truputį keliam aukštyn. Jaučiasi, kad yra žuvies, nes taip lyg per valą karts nuo karto praeina. Bet visgi viską, ką sugaudžiau šiandien, tai ne aukščiau 10 centimetrų nuo dugno. Nu, pakelk. Valy kažkas tai glaudėsi. Ai. Nu ir va nesuprasi, ar čia per tą valiuką praeina, ar visai ima. Praktiškai viskas nuo dugniuko. Karts nuo karto tokį staigesnį, vos ne ešerinį padarai pravedimą tam, kad galbūt atkreip dėmesį labiau. Ir vėl viskas nuo pačio dugno. Aišku, dabar gaudau su 12,5 valdų diametro. Pasiploninus turbūt būtų geriau, bet jau gana 3 nulupo. Tai jau geriau rečiau, bet norisi ištraukti tą didelį. Smaginamės, chebrytė. Kur kuoliukas, ten kliovukas. Ir mano leidimai dabar aukštą. Ten irgi nuėjęs 2 išėmiau. Nedideli. Nu, ai, opa. Kaip žiemą neblarai. Neleisk į tą pačią. Eilinis leštukas. Apelsininiai karšiokai. Chebra jau buvo atėję uostė jauką, sako, kągi tu čia Modestai. Ot va tą. Oi, duoda jie prie tos eketės.
Nu. Teik. Va, koks gamuliukas. Va. Smagu. Eilinis. Jau dabar net ir tas eketės, kur buvom ilgiau palikę, kaip sakiau, čia tas per 2 vaikštau. Haris eina per tas, kur jau nekibo griežtai, jau kimba ir tenais. Daug iš tikrųjų nuėjo. Bet daug ir išsitraukė, kaip visuomet. Nueina didžiausi. Ir taip kaitaliojo avižas iš tikrųjų. Pagaudai vieną, pasimi kitą. Ir taip kažkaip veikia tas kaitaliojimas, nėra taip, kad ten kažkas ant vienos. Nes jaučiasi, kad yra žuvų, bet reikia kažką pakeisti. Ir valas dabar jau čia 10 pasiėmiau. Iš tikrųjų nemanau, kad reikėtų plonesnio, nes visgi žuvys. Žuvys gražios. Nu taip, tie maži pirštai. Nu blemba. Va. Koks rubuilis. Sargelių reikėtų, mano galva, truputėlį ilgesnių. Čia pas mane gal 7 ir 9 centimetrai. Visgi tam karšiukui tokio pasyvesnio darbo reikia, kaip jau minėjau. Ir į dugniuką. Įsijungiu kamerą ir kaip tyčia kibimo nėra. Taip norėčiau parodyti, kaip jisai kelia dailiai. Ir reikia kažkaip, tarkim, kaip ešerys, tai ten praktiškai 1-2 pakelimo, čia reikia truputėlį pažaisti su juo. Nu, kaip ir turbūt normalu, kad taip yra, nes visgi karšiokas jis nėra mažas. Ir įtarus visgi čia tų žvejų. Opa, va, matėt. Ir dabar nesupras, ar čia jisai ėmė į burną, ar kažkaip prasislinko. Toks įdomus pakėlimas buvo, ganėtinai staigokas šiaip. Taip lėčiau kelia, kada jau būna 100% kibimas. Nes nemažai tokių yra, kad va tuščių. Atrodo jau kaip ir kibimas, bet greičiausiai, kad per valą, nes patikrini ir tie liudo matiliukai būna visi sveiki, net nepaspausti. Nu tai galima nuspręsti, kad prasisuka kažkur čia to jauko. Prikalta tikrai nemažai. Bandžiau dadėti zikelį prie matiliukų, bet kažkaip ne. Geriau tokia nedidelė porcija. 3-4 uodo trūklio lervos ant kabliuko ir pasyvus žaidimas. Nu, sukelk. Plačiašonį sukelk.
kiaulystės dėsnis, bičiuliai. Kaip nori labai, tai ir negauni. Vėl. Tik išjungiau kamerą, kad parodyčiau kibimą antro pakėlimo. Stipru. Pirmoji dienos pusėje kažkaip daugiau ėmė tą tokią labiau blizgesnę avižą, dabar kažkaip tai tokia tamsesnė. Nu, man patinka ta wolframo spalva. Pilka ta tokia, va, jeigu nenutrauks, tai parodysiu. Ir aplamai man kažkaip gaudant karšį labiau patinka tos tokios tamsesnės pastelinės spalvos, ne ten kažkokia auksinė, ne sidabras, bet nors varytė sidabras buvo. Tai, bet šiaip, nu, didįjį laiką gaudau aš tamsesniem avižėlėm. Ir kada gaudote, nu, nebūtinai karšius, tarkim, tą didesnę žuvį, tai, tarkim, ištraukiai ten 2-3 žuvis ir geriau perišti avižėlę arba pakeisti, arba pakeisti meškerę. Datrauki prie skylės vėl, kai duoda. Nežinau. Žiauriai smagu. O snargliai, kai vasarą ant pavadėlio. Nu, kiš galvokė. O, kaip jis gražiai įlindo. Va, parodysiu dabar avižėlę. Va, kaip mato, tokia wolframo spalva, tai turbūt mano yra mėgiamiausia spalva. Ir turbūt tiek, bičiuliai. Nu, atvirai pasakysiu, žiauriai gera žvejyba. Pagavau virš 20 vienetų. Tokių didesnių. Haris irgi panašiai. Žodžiu, apelsinas, VDE, Haris šalia ir tokie va karšiai Kauno marios.